Manau, vaikystės vienas apie kitą žinojom, bet taip gausi, kad niekada nesusitikom. Turim bendrų giminaičių, tai bendra pusseserė tiek man apie Donatą pasakodavo, tiek jam apie mane pasirodo irgi užsimindavo, bet turbūt taip turėjo būti, kad susitikom tik kai abu atvažiavom į Vilnių studijuoti, tai prieš 8 metus čia Vilniui prie Akropolio. Susitikę prie atrakcionų, kur su pusseserė turėjau jos tiesiog susitikti ir aš taip prisitaginau. Pati pradžia draugystės buvo tokia crazy, kur, ta prasme, neturėjom kur normaliai gyventi, kartu norėjom gyventi, bet neišėjo, abu studijuojam, pinigų mažai, ir toks visur keliauja, atrodo daryti kažką reikia, bet viską kartu ištvėrėm ir tik stipresni tapom. Brangiai metai, man tu šiandien ypatingai diena jūsų gyvenime. Įsimylėjai, pats to norėjai, iš proto išėjęs, nebeparėjau. Baby. Čia kelis metus jau buvom kartu ir buvom išvažiavę į Norvegiją vasarą dirbti ir mūsų kambarys buvo rūsy ir vieną naktį buvo tokia liūtis, kad mums tiesiog visur per sienas vanduo bėgo ir mes bijojom, kad mūsų naktį biškį patvins iš esmės kambarys. Tai buvo tokia įdomesnė patirtis. Aš Donatas. Imu tave, Margarita, savo žmoną. Ir prisiekiu tave mylėti. Būti tau ištikima. Tave gerbti. Ir lygiai mirties tavęs neatleisti. Tai įvykdyti. Man te padeda. Visagalis Dievas. Kad Dievas sujungia žmogus, tai nepersakė. Jie sako, tikra meilė prasideda. Tikrų tikriausia meilė yra nugambalėlį dangaus. Aš tau atnešiau ir visą šitą jausmą vėl įlis pringlau. Tai praeitą interviu, kaip ir sakiau, kad protas labiausiai žavė, bet jai labai nepatiko. Iš tikrųjų, jinai mane viskuom žavė, ir savo asmenybę, ir grožiu, ir jautrumu, ir piktumu galų gale net kartais. Nes jis rūpestingas labai, labai protingas, labai toks atviras, naujoms idėjom žmogus, labai linksmas, ypatingai komunikabilus, tai visos šitos savybės tiesiog labiausiai žavi. Kas čia sveikina mūsų, ar mes sveikina? Išlikti tokiam, koks yra dabar. Išlikti tokiem patiem. Šiek tiek mažiau praleisti laiko prie kompiuterio, nes tikiuosi, kad po tokio laiko jau bus daugiau laiko, kurio reikės skirti galbūt šeimai ar kažkam, tai va to ir linkiu. Nesikeisti ir gyventi toliau taip pat gražiai, įdomiai, kartais irgi biškį crazy, bet visko reikia. Kaip laimingi, mylimi ir apsupti pačių geriausių žmonių. Tikrų tikriausia meilė yra nugambalėlį dangaus. Aš tau atnešiau ir visą šitą jausmą vėl įlis pringlau. Jis tau parašiau, jis sako, sės, tu bloga. Ir visą šitą jausmą vėl įlis pringlau. Jie sako, tikra meilė prasideda.